Barbara Kantinį. Mortina. Mirtinai juokinga istorija. Iš italų kalbos vertė Ieva Fridžerijo. Mortina nebuvo normali mergaitė, nors itin išskirtinė irgi nesijautė. Be abejo, jos oda neturėjo mergaitėms būdingo rausvumo, netgi atvirkščiai. Buvo baltutėlė, o tiksliau numirėlio baltumo su pilkai žalsvu atspalviu. Tai dar ne viskas. Jos akys buvo apvalios kaip du kamuoliai ir išsprogusios, ir apjuostos violetinių paakių. Na ir kas? Violetinė graži spalva, o dargi madinga. Gerai jau, pridurkime dar vieną smulkmeną. Panorėjusi, ji galėjo nusiimti bet kurią kūno dalį it lėlė. Mat ji buvo zombytė, mergytė zombytė. Ir tai jai buvo normalybė. Gyventi Griuviloje kartu su teta Velione buvo stačiai nuostabu. Ten buvo galybė gražių kambarių, kuriuose Mortina galėjo žaisti kaip ir kiek panorėjusi. Dar ji turėjo didžiulį sodą ir mišką už vilos, kur galėjo visą dieną lakstyti savo malonumui. Tik visuomet saugodamasi, kad niekas jos nepamatytų. Su ja gyveno ir ištikimasis bičiulis Graudulys, Levretė albinosas. Gyvas ar miręs, kas jį žino, savo žaidimais visą dieną palaikas jai draugyje, o naktį miegas Mortinos lovūgalį. Bet buvo vienas bet. Tai, ko Mortina troško labiau už viską, buvo jai užginta – žaisti su kaimo vaikais ir susirasti draugų. Ji dažnai slaptai juos stebėdavo, žaidžiančius pievose netoli Griuvilos. Keletą kartų vaikai buvo atkiūtinę iki pat vilos vartų, bet nė vienam neužteko drąsos įžengti vidun. Kažin kodėl, laužė galvą Mortina. Teta Velionė buvo jai uždraudusi kam nors rodytis, o juolab kaimo vaikams. Ji amžinai nerimavo, kad kas nors gali jas aptikti ir išvaryti iš namų. Ką jos tada darytų? Ne, geriau nepritraukti dėmesio ir tegu visi mano, kad vila riokso apleista. Vieną vasaros rytą Mortinai kilo puikiai mintis – pasidažysiu ir apsirengsiu kaip gyva mergaitė. Taigi ji užsidarė dulkiname tetos Velionės kambaryje ir ėmė krapštytis su dažais, šepečiais ir segtukais. Paskui sunkioje kinivarpų išgraužtoje spintoje, priklausiusioje seneliai pragaiščiai, įniko ieškoti tinkamų drabužių. Pagaliau patenkinta ji nusileido laiptais pasirodyti tetai Velioniai ir pasiteiravo. Ar dabar galiu eiti žaisti su kitais vaikais? Teta Velionė sukliko ir apalpo. Atsipeikėjusi baisiai įniršo ir dukterėčiai išrėžė, kad niekas niekada jos nepalaikys normalia mergaitė. Ir darsyk uždraudė kur nors išeiti. Atėjo ruduo ir išaušo diena, kai Mortina, pasislėpusi už senos vilos sienutės, išgirdo vaikus kalbant apie kažkokią šventę, per kurią visi persirengė pabaisomis. Helovyno šventė. Šią progą vaikai vaikšto po namus ir prašo saldainių arba pokštų. Štai tada jai kilo geniali mintis. Ji dalyvaus šventėje su visais vaikais, apsimesdama, kad yra persirengusi Helovynui. Šis planas tikrai negalėjo žlugti, bet vis tiek bus geriau, jei teta Velionė apie jį nesužinos. Geniali mintis. Daug prisiskaityti apie šventę, išsirinkti tinkamą kostiumą. Aš neragana, geriau likti zombė. Pasitarti su Grauduliu, sugalvoti, kaip nukreipti tetos Velionės dėmesį. Taip, išardyti katiną. Šešėlį, kad jai tektų prie jo pasikrapštyti, susirasti krepšelį saldėsiams, pasiruošti ir pirmin.
Kaime jau keletą dienų buvo ruošiamasi šventei. Šiandien bei ten pridygo įvairiausių formų ir dydžių išraižytų moliūgų su juokingais, pašaipiais, kartais šiurpiais veidais. Vaikai padedami mamų baigė siūtis baisiuosius kostiumus ir rinkosi talpiausius krepšelius saldainiams susidėti. O tuo tarpu Griuviloje Mortina nenustygo savame kailyje. Ji kiekvieną mielą dieną nuo ryto iki vakaro grauduliui pasakojo apie artėjančią šventę. Šunelis negaudavo net perpietės numigti. Pagaliau didžioji diena, kaip paprastai visos dienos, ėmė ir atėjo. Mortina visą rytą ir popietę prašinėjo vargšelio graudulio padėti. Kurią suknelę išsirinkti? Kaip susišukuoti? Patikrinti ar paakiai tikrai tamsiai violetiniai? Trūko tik krepšelio saldainiams, bet namuose krepšelių nebuvo. Ką būtų galima panaudoti? Tai žinoma, senąją tetos Velionės papuošalų dėžutę. Jis slapčiomis įsmuko į tetos kambarį ir iškračiusi visus papuošalus pasiskolino dėžutę. Tik kad tai nebuvo įprastas pagyvenusių damučių papuošalų dėklas. Tai buvo prodėdės gedulingojo galva. O ją nebuvo lengva nutildyti. Prodėdė buvo senas burbeklis, nekentęs jokių naujovių ar pokyčių. Jis baisiai mėgo ramiai sau snauduriuoti ant komodos ir kartkartėmis pasišnekučiuoti apie senus gerus laikus su vieninteliu žmogumi, su kuriuo sutarė, jaunesniu savimi ant sienos kabančioje nuotraukoje. Nuo to, kad Mortina jį pačiupo, atidarė ir iškratė, jis pabudo itin bjauriai nusiteikęs. Kas čia vyksta? Kas čia per netvarką? Tučtuojau uždėk skrybėlę. Man šalta. Mortina paaiškino, kad jai jo reikia vos vienam vakarui ir pažadėjo rytoj viską sutvarkyti. Jei pabūsi gerutis, o svarbiausia, jei visą vakarą pratylėsi, aš už tai paskui visus metus valysiu nuo tavęs dulkes ir nešiosiu riebius kirminus. Ką pasakysi? Pasiūlė Mortina. Po tokių pažadų, nors burbuliuodamas į seną kavavirę, prodėdė gedulingasis sutiko. Mortina jautėsi pasiruošusi. Ji nusileido į pirmą aukštą ieškodama tetos. Šioji kiurksojo krėsle ir siuvo šešėlį. Teta buvo įsitikinusi, kad uodega ir ausis atiro po naktinių katino klajonių. O iš tiesų jį išardžiau aš. Tik kad tetai buvo pasibaigęs pilkas siūlas ir ji išsijuosusi dygsniavo katiną ryškiai šviečiančių oranžinių. Siūdama ji dargi spėjo lošti šachmatais su senelio grabo nuotrauka. Ir didžiam senelio nusivylimui netgi pirmavo. Mortina, pasinaudojusi tetos išsiblaškimu, pareiškė einanti pasivaikščioti ir grįžanti mažumėlę vėliau nei įprastai. Žinoma, šūktelėjo ponia, mosteldama ranka. Tada Mortina, lydima graudulio ir nešina prodėdės gedulingojo galvą, išdūmė iš Griuvilos takeliu, paskui per vartus ir nukurnėjo keliuku vedančių į kaimą, laiminga it žvirbliukas. Netruko sutikti kaukėtų vaikų būrelį, žingsniuojantį gatvelę tarp šventiškai išpuoštų namų. Jie stapčiojo prie kiekvienų durų šūkaudami: Pokštas arba saldainis! Mortina truputį drovėdamasi, bet pasiryžusi viskam, kad tik susirastų draugų, priėjo, pasisveikino su jais ir pasiteiravo, ar galinti prisijungti. Vaikai smalsiai sužiuro į ją. Paklausė, kas jį būsianti, ir didžiai susižavėjo fantastišką galvą krepšeliu, kaip tikru, bei keistuoju šunimi jai prie šono. Kuo tu vardu? Pasidomėjo raganaitė. Mano vardas Mortina, sutrikusi tyliai atsakė ši. O koks tavo šuns vardas Martina? Paklausė vilkas. Mortina atsakė, kad šuo vardu Graudulys ir kad jis Levretė albinosas. Paskui paaiškino neseniai atsikrausčiusi gyventi netoli kaimo. Vaikai be galo šiltai ją priėmė. Mortina švytėjo, visi kartu patraukė per kaimą. Būtų neprošal kokia kraupi daina, tarė vampyras. Aš vieną žinau, pašoko mumija ir užtraukė dainą
Pamažu jai atitarė ir kiti. Ta naktį pylė kaip iš kibiro, aš išėjau pamiršęs skrybėlę ir netikėtai kapines išvydau, tamsias juodas, gal pasiklydau. Beklaidžiodamas tarp kapų regiu aš šviesiaplaukę, dailę, net kraupu. Juk tai vėlė tetos Džokondos, sau kapą šluoja gilų baugų. Nuskambėjus paskutinei eilutei, Mortina garsiai leptelėjo. Koks sutapimas? Ir mano teta Velionė kaip tik anądien šlavėsi savo kapą. Tetai labai svarbu, kad jis visada būtų tvarkingas. Tereza, ragana persirengusi mergaitė, šūktelėjo. Kokia tu juokinga, Martina! Ir visi vaikai, net neabejodami, kad Mortina pajuokavo, pratrūko kvatotis. Vaikai įsikalbėjo, kuri pabaisa pati baisiausia iš visų, ir kaip būtų smagu išvysti tikrą monstrą, su juo susipažinti ar net susidraugauti. Mortina nenustigo iš laimės. Šie vaikai, rodos, nė truputėlio neniekina ir nebijo vampyrų, zombių ar vaiduoklių. Netgi atvirkščiai, rungėsi rodydami vienas kitam savo šiurpiausias kostiumų detalės. Aš vampyras, žiūrėkit, kokios smailios mano iltys, riktelėjo Mikelė. Aš ragana, žiūrėkit, kokios bjaurios mano karpos, sukrenkštė Tereza. Aš vilkolakis, žiūrėkit, kokie aštrus mano nagai, suurzgė Džaninas. Tada Mortina iš susijaudinimo visai pamiršusi tetos Velionės priesakus irgi panūdo pademonstruoti savo šiurpiasias savybes. Hoplia! Mitriu į džonglieriaus judesiu, ji nusimetė šonan galvą, parideno ją per ištiestą ranką ir pamėtėjo viršun. Paskui sučiupo delną. O aš, zombė, hoplia! Visi įsistebeilijo į ją išsproginę akis. Mortina stirksojo it mietą prarijusi, susizgribusi, kad atskleidė tiesą. Visi tylėjo. Vis dar tylėjo. Vis dar tylėjo. O tada tylą nutraukė Džaninas, pats mažiausias iš vaikų. Taigi čia nuostabiausias dalykas pasaulyje! Tu tikra zombė, šaukė Džaninas. Taip. Ir norėjau pasakyti, kad mano vardas Mortina, o ne Martina, tarė ji. Valio mūsų draugiai Martinai, sukrikštė kiti ir ją apkabino. Jei būtų galėjusi, Mortina būtų nuraudusi. Nuo tos dienos vaikai įniko lankytis Griuviloje, o Mortina pagaliau turėjo draugų, su kuriais galėjo žaisti. Netgi teta Velionė galiausiai liko patenkinta, juolab, kad visa tai liko slapčiausia paslaptis tarp Mortinos ir kaimo vaikų. Šią paslaptį jau užtvirtino pabaisiškos brolijos paktu. Mėnesienoje, didžiajame Griuvilo sode, susikibę už rankų sutrenkė laukinį šokį kiekvienas su savo įspūdingu šiurpiu kostiumu. Tad ir jūs žiūrėkit man, tylėkit it vandens į burną prisėmę.